Lietuvoje skirtingai nei daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių savo burnos sveikata rūpinamasi labai atsainiai. Dažnai net sakome, reikia taisyti, o ne gydyti dantis. Ir viso to atsainaus požiūrio į burnos sveikatą rezultatai akivaizdus. 99% tai yra nepakankama asmeninė burnos higiena. Ir pacientai, aš manau, nuvertina asmeninę burnos higieną, nes esančios burnoje bakterijos sukelia visas ligas burnoje. Tai ir dantų kariesą, dantų netekimą, žandikaulio kaulo netekimą. Ir žinoma, tos bakterijos, jos negydomos, jos taip pat sukelia ir sisteminės ligas. Pacientai tiesiog, jiems neskauda ir atrodo, dantų nereikia gydyti. Tačiau moksliškai yra įrodyti ir begalė straipsnių skelbia, kad burnoje esanti infekcija sukelia netgi cukrinį diabetą, aukštą kraujo spaudimą, širdies infarktą, insultus ir labai daug ligų, kurių dar, aš manau, net yra ir neįrodyti. Ir pagrindinė problema, tai žinoma, pacientai neturi dantų, vyresnio amžiaus pacientai neturi keletos ar net visiškai visų dantų, jaunesni, tai žinoma, mažiau dantų. Ir šiuolaikinės technologijos leidžia atstatyti šiuos dantis, jų trūkumą, pacientams drąsiai šypsotis, nebijoti kasti obuolį, riešutą ir drąsiai tiesiog būti socialinėme gyvenime. Galimybės tai yra dantų implantai. Dantų implantai tai yra kaip danties pakaitalas, kuris yra įsukamas į žandikaulio kaulą. Ši procedūra yra visiškai saugi, užtikrinta ir, žinoma, patikima. Kalbant paprastai, danties implantas tai sraigtas, kuris netekus danties pakeičia šaknį. Dantų implantai atrodo, tarnauja, suteikia komfortą kaip ir natūralūs dantis. Prigijus implantui sekantis žingsnis – protezavimas. Kaip sako gydytoja odontologė, šiuolaikinės protezavimo galimybės leidžia atstatyti kramtymo funkciją ir gražią šypseną nepriklausomai nuo amžiaus. Galima protezuoti tiek nuimamais protezais, tiek nenuimamais protezais. Tiesiog, jeigu žmogus gali sau leisti įsisukti implantą, tai yra labai gerai ir yra protezuojami, galima daryti ir pavienius vainikėlius ant implantų, ir tiltus ant implantų, ir tiesiog plokšteles ant implantų. Senyvo amžiaus žmonėms tai dažniausiai, jeigu yra, visiškai nėra dantų, yra siūlomos plokštelės. Bet kadangi senyvo amžiaus žmonėms yra kaulo atrofija, kaulo nebėra ir plokštelių laikomumas yra tikrai labai prastas arba jo iš viso nėra, pacientai, negali normaliai nei valgyti, nei šypsotis, nes plokštelės krenta ir tada mes galim jiem padėti įsukdami implantus, geriausia būtų 2 implantus ar daugiau, pagal galimybės aišku, ir tiesiog prie tų implantų lokatorių sistema pritvirtinti plokšteles. Jeigu žmogus ar senyvo amžiaus tiesiog gali sau leisti daugiau, tai galima tiesiog sukti 6 implantus į vieną žandikaulį ir daryti tiltą. Tai tada jau būtų iš viso neišimamas protezas. Jauniems žmonėms, aišku, siūlome, jeigu nėra vieno dantuko, kad sutaupyti 2 šalia esančius dantis ir kad jų nešlifuoti ir juos išsaugoti, tai tiesiog pasiūlytume įsukti vieną implantą ir suprotezuoti pavienių vainikėlių ar metalo keramikos, ar be metalo keramikos. Taip pat pacientam daugiau galbūt dėl estetinių priežasčių yra daromos laminatės, tokios porcelianinės plokštelės, kurios iš vestibulinio paviršiaus yra atstatomas dantis ir pacientai gali džiaugtis baltais, gražiais dantimis, gražiai jų forma. Taip pat darome užklotus, iš keramikinius užklotus, ypatingai jauniems žmonėms, kurie danties defektas yra didelis, bet yra likę kelios danties sienos. Ir tiesiog išsaugoti tas sveikas sienelės, išsaugoti danties audinį, jo nenušlifuojant vainikėliui ir tiesiog darome užklotus. Ir atstatome dantį grynai užkloto pagalba. Tai kas naujausia odontologijos srityje, viskas taikoma RVL odontologijos klinikoje, kurioje dirba savo srities profesionalai. RVL odontologijos klinika yra sudariusi sutartį su Panevėžio teritorinė ligonių kasa.
taikoma lanksti atsiskaitimo sistema. Dirbam su draudimais, taip pat su lizingo bendrovėmis ir pacientam teikiamos paslaugos net ir išsimokėtinai. Tai lizingus duoda net ir pensinio amžiaus pacientams. Tai va tas yra labai gerai, nes žmonės, kurie gyvena nuo pensijos iki pensijos, jiems tiesiog gali būti tikrai sunku susukti implantus ir dar susiprotezuoti. Tai vat, jeigu žmogui duoda lizingą ir jisai gali jį ten po 50 litų ar po 100 litų mokėti, tai yra iš tikrųjų palengvina žmogui gyvenimą. Pacientui svarbiausia ateiti į kliniką ir pasikalbėti, nes visas gydymas tai prasideda nuo nuoširdaus pokalbio, tiesiog paciento noriu ir mes pritaikome jiems patį tinkamiausią gydymo planą. Mūsų klinikoje RVL mes dirbome su keliomis pasaulio lygio implantų sistemomis ir pagal paciento individualius poreikius parenkam jiems individualų gydymo planą. Labai norėčiau atkreipti pacientams dėmesį, kad svarbiausia renkantis gydytoją, tai žiūrėti gydytojo išsilavinimą. Aš esu gydytoja periodontologė, atsakinga už kaulą ir dantenas, kuriame stovi dantis arba implantas. Ir esu papildomai baigusi 3 metus mokslų, taip pat stažavusis Berno universitete Šveicarijoje. Visi pacientai gali drąsiai kreiptis į mūsų kliniką. Kiekvienas pacientas bus išklausytas ir mes dirbame ne kiekybei, o kokybei. Pacientai turėtų suprasti, kad investicija į burnos sveikatą tai yra investicija į jų sveikatą. Ir dantys tai yra pati geriausia investicija, nes jūs ją naudojate 7 dienas per savaitę, 30 dienų per mėnesį ir 52 savaitės per metus. Pažangiausios technologijos, moderni aparatūra ir kvalifikuota specialistų komanda padės susigrąžinti gražią šypseną ir puikią savijautą. RVL odontologijos klinika jūsų laukia Stoties gatvė 49 Panevėžyje.